Sveiki! Mano paskutinis video apie audinės dėžės aptarnavimą susilaukė didelio jūsų susidomėjimo. Daug klausimų, padiskutavimų, tai galvoju įrašysiu trumpą video su atsakymais. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti už palaikymą ir motyvaciją. Tokių daug gražių žodžių ir motyvacijos net iš žmonos nesulaukiu. Buvo klausimas, kokią Allroado ridą, iš tikrųjų nežinau, nepamenu, žinau, kad apie 13 metus, ridos tikros nežinome, bet buvo gyvenime nekeistas tepalas, tai buvo įrodymas. Ir juodas buvo, ir filtras buvo tiesiog gamintojo metų, tai mašinos metų. Buvo didelis klausimas, kodėl nedarau adaptacijos, tai kol nėra blogų junginėjimų, kažkokių trūkčiojimų dėžėje ir panašiai, tai stengiuosi nedaryti, kad žmogui po to nebūtų didesnių problemų, nes kol daros adaptaciją tos kelius šimtus kilometrų, gali pasmūgiuoti dėžė, griežčiau junginėti ir po to žmogus gali kreiptis, po tepalo keitimo atsirado kažkokios problemos. Tai po to tenka išaiškinti. Tai tiesiog, jeigu viskas tvarkingai su dėžė, stengiuosi atvažiavo tepalų keitimui, nėra jokių klaidų, tai darom tepalų keitimą, gražiai prasivažiniuojam, prasicirkuliuoja ir tiesiog dėžė toliau važiuojas. O jeigu yra kažkokie trūkčiojimai arba keičiam kokį mechatroniką, dar kažką, tai visada darom adaptacijas, patys pravažinėjom ten kokį 30 km ir žmogui pasakom, kad gražiai važinėt 200-300 km, kad dėžė susiadaptuotų prie jo važiavimo. Buvo dar klausimėlis apie ridą ir ar rekomenduočiau dėžės tepalą keisti. Tai kažkas ten klausė ir 100 000 ridos. Tai taip, gamintojas, jeigu dabar iš atminties nesumeluosiu, 7-8 štukų kilometrų rekomenduoja keisti tepalą. Filtrą ir tepalą. Tai mašina 100 štukų pats laikas jau keisti tepalą. Ir kas 7-8 štukų reikėtų keisti tepalą. O ne važiuoti 10 metų. Kai smūgiuoja dėžė, tada jau atvažiuoti keisti tepalą, kaip ir po laiko. Didesnėm ridom taip irgi rekomenduoju. Su didesnėm ridom būna dėl adaptacijų problemos. Kokie mitai esu girdėjęs, kad pakeitus dėžės tepalą, padarius adaptaciją, mašina iš garažo nebeišvažiuoja. Esam diskutavę su kolegom, kodėl ta problema yra. Ne meistrų problema yra, o tiesiog dėžė susidėvėjus. Ir kai adaptaciją padarom, visus tas resetus numetam, nusinulina visi slėgiai. Ir po to automatiškai dėžė vėl susikelnuoja į pavarą slėgius ir panašiai. Ir būna išdilę ir tiesiog pati dėžė nebegali susikelti tų slėgių ir jinai nebevažiuoja, padarius adaptacijas. Tai jo, yra su drožtom dėžėm rizika tokia, kad žmogus atvažiavo, pakeitė tepalą ir gali nebeišvažiuoti. Bet čia vienetiniai mano variantai, man asmeniškai nepakliuvo taip, bet iš gandų esam girdėję ir tokių variantų. Tai rekomenduoju keisti tepalo dėžės, keiskit tepalą, prisižiūrėkit, kol nesmūgiuoja, keisti reikia. Kai jau smūgiuoja, kaip ir po laiko jau nebekeiskit, o ieškokit pirmiausia, kur gedimas, susitvarkykit, tada tik keiskit tepalą. Sekantis klausimai, kokia mieste randamės ir kokią diagnostiką naudoju. Tai mieste esam Kretingos rajone, Pajūrys, o diagnostinė įranga šiam momentui turim Autelį, Maxidas 808 berods. Šiaip patenkintas, visi live parametrai, viskas normaliai matosi, kažkokius basic settingus galim padaryti, adaptacijas. Kol kas tiek iš klausimėlių, tikiuosi parašysit kažką dar, sukaupsim kažkiek gal klausimėlių, vėl padarysiu trumpą video jums paaiškinimą ir kągi, jums iki, o aš einu ruošti jums kitą vidosiką.